Statistikos departamento duomenimis į Everestą yra užlipę maždaug 2 lietuviai. Į Džomolungmą dar +-3. Kiek daugiau tautiečių yra pabandę pasiekti aukščiausią autostrados Vilnius-Klaipėda vietą. Ne visiems pavyko. Na ką, daiktus jau susidėjom. Ir ilgai galvojom, kur mes važiuosim, kad nustebint jūs, bet patys nustebom, nes mes važiuojam į aukščiausią automagistralės vietą. Šitas iššūkis mums tikrai gali daug kainuoti. Todėl, kad mūsų daiktai netilpo į mašiną, mes įsinumavom autobusus. Taip. Štai 4 autobusai, vienam yra maistas, kitam tualetinis poveris, kitam vanduo, o kitam paskutiniam yra visa mūsų giminė. Taigi mes važiuojame į aukščiausią automagistralės vietą. Taigi gerų jums ekstremalių iššūkių. Iki! Mes lėkėm apie 160 km greičiu. Net nuo mūsų sukelto vėjo krenta lapai. Gerai, eik ten, atlipsi. O, vaikeli. Judam. Oho. Pasislėp. Atsargiai. Pasislėp, kad atlip. Aš imu nuo viršaus. Gerai. Na ką, po ilgos kelionės mes atvykome. Nėra laiko, kada ir pailsėti. Mes esame aukščiausio automagistralės vietoje. Tai yra įspūdinga vieta, tikrai. Ir pati aukščiausia. Čia yra taip aukštai, kad aukščiau jau niekoda. Nu, čia matosi net, va, jeigu pasižiūrėsi kairėn, tai matosi neris, o į dešinę matosi jūra. Iš karto atrodo viskas čia pat. Iš tikro, čia toks pajusti gali vidinį grožį. Ta žmogaus tropumą, kokie mes esame mažyčiai prieš visą šitą, visą aukštumos galybę. Iš tikro, kaip sako aukštaičiai, tai yra taip aukštai, kad aukščiau jau niekoda. Ai, šitą aš jau sakiau. Palaukit! Stop! Kas čia dada? Filmuok. Duok ranką! Filmuok. Nefilmuok. Filmuok. Ką jūs čia darot? Tai mes atvykom su Stepanu daryti reportažą apie aukščiausią automagistralės vietą. Nefilmuok, aš tau sakau. Filmuok. Kaip jūs čia atsidūrėt? Su automobiliu atvažiavom. Automobiliu? Taip. Tai jūs nutrūkdut galvė visiškai. Taigi, aš žinot, kaip pavojinga čia yra. Kur jūsų degonės kaukės? Kur balionai? Kokie balionai? Kur katės ant kojų? Ant batų, kad neslystų. Ką? Kur karabinai jūsų? Kur virvės? Nefilmuok, aš tau sakau. Filmuok. Nu, kaip jūs taip galit? Čiagi aukščiausia magistralės vieta Lietuvoje. Nu taip, mes žinom. Leidimus turit? Kokius leidimus? Paprastus leidimus. Raseiniuose tarpiniai gelbėtojų stovyklai. Reikėjo pasimti leidimus, kad mes žinotumėm, kur jūs lipa. Nes jeigu atsitiks kas nors, tai kaip mes jūs rasim? Vat, imk, dėkis karabiną, berniuk. Tu filmuok, ką dėdė daro. Ir atsargiai, laikyk verveto. Atsargiai, mėginkit leistis. Stepanai, laikyk. Aš apačioje jūs prižiūrėsiu. Gal. Kam šitas? Viską jum atiduodu. Žiūrėkit. Kam aš panaudosiu? Ledui, jeigu pradėsit slysti. Na ką, kaip supratot, mes ne veltui čia atvažiavom, nes aukščiausio automagistralės vietoje yra tikrai labai pavojinga. Kaip supratot, mums buvo labai nelengva ir labai ekstremalu, nes kalnai yra kalnai. Su kalnais juokauti negalima. Iki kitų ekstremalių iššūkių. Stepanai, virvė baigėsi.